Sveiki visi, esu Dominikas. Malonu. Esu iš KTK komandų treneris. Ne apie save, reikia. Tai sakai pristatyt, Sveiki, esame Parnų trasoj, Estijoj. Oras labai geras, turim mašinas, turim trasą, lėksim. Žiūrėk, kokį purvinumą. Tu žinai, čia kiek valysiu. Tai reik šauti Red Bull'o, nieko nebus. O, tarsi angeliukas savom kojytėm per kūnelį perbėgtų, žinai. Taip, va, malonu, širdžiai. Valymas turi dvi prasmes. Gali valyti ir nuvalyti. Aš dabar valau. Čia bišt praleido. Ką? Čia bišt praleido. Ane? Ką tu veiki? Čia irgi va apačioj žiūrėk. Ai, ten jau viskas. Priekis visas. Geda. Ten jau nusivalo. Tai kadangi važiuojam sprinto lenktynėse ir nenaudojam pasikalbėjimo, tai naudojam seną gerą lentą, kur galima perskaityti ir suprast, ką daryti. Tai ar jūs suprantate, ką čia reikia daryti? O kaip galvoji, matys vairuotojai ar nematys šitą? Nu, geltoną matys gal. Geltoną vėliavą turėtų matyti. Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Pafilmuosim. Statymai. Eikit jūs. Nu, karočią, ateitų Mantas iš Raptor X sakytų, būna, karočią, Mantas padarytų šitaip. per ausį tokių. Nu ką tu darai? O viešpatė, o bože. Va, reik pradėti su moterim, švelniai. Kiek nebėra bum-bum, čia buvo 8 bum-bum, kiek atsimenu. 6 buvo. 6 buvo. 6 buvo. 0 bum-bum. 0 buvo. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping Tropicana flows, boats till we bubble up. Undercover, they don't know. Šonu pasuk? Jau. Į trasos vidų? Ne, iš... Usain Bolt. Vyksta treniruotis, kadangi Estijos trasoje yra limituotas garso kiekis, kuris gali išeiti, limituotas decibelų kiekis iš automobilio išmetimo, tai turim va tokius dalykus, kaip ten. Turim dudas, nukreiptas į žemę, bet galimai dar automobiliai yra per garsus. 3-5 viskas gerai, nežinai, turbako nėra, ten neužbombinti išmetimai, viskas iškart geriau. Tai viskas prasidėjo jau neaišku kada. Tiesiog vienu momentu dingo antifrizas, realiai išpūtė iš bakelio, taip žinai, padarėm tą CO2 testą ir turim teigiamą. Nu, rezume, variklis išvažiavo 16 val. Iš Kauno, plius minus turėtų būti 10 val. Vakare, mes jį turėsim išimti, aprengti ir įdėti atgal į Sauliaus mašiną. Galimai, manau, pradėsim 10, baigsime apie 12, 1 nakties. Kas čia, Raima, vyksta? Darom tai, ką visada darom. Per kiekvieną etapą. Ar tu juokauji? Ne. Ant vežimo guliu. Sui, vežimo gulėjau. Nu, žiūrė, šlapio nugarą jau. Bet leidžiam antifrizą, gražius maudosi ten. Nu tai jisai Sako, šilta. Sadžiai, jisai sakė, kad aš noriu į dušą. Prašau. Nu, po 5 minučių atėjau. Gerai, o valytuvai nesusigadinti. Laukiam variklio. Par yra be 10-8, variklis bus 11. 11 sakė, ne 10? Ne, nu tai dasideda vis tiek laiks. Plius su busiuku važiuoja.
Kas buvo? Įmam dėžę. Dėl ko? Tai paliukas bėga. Matai, netaisėt? Taisėm. Tai jūs taisėt blogai? Ne, mes blogai taisėm. O kas taisė? Aš nežinau, kas taisė. Neprisipažinsi? Nu tikrai, kad ne. Aš ne vietinis, tai tikrai negalėčiau. Tu dropshipintas čia, ne? Jo, aš dropshipintas. Niekas nieko nematė. Nulūžo. Pilker. Kaip lietuviškai? Veržlė. Ne, smeigė. Smeigė. Jas. Ten dar yra slėgio? Ja. Čia buvo raudoni klijai. Drodo. Raudoni klijai buvo? Dabar reikia vulgarkės. Jie, vadėgi vežimėlį. Čia plaktukas. Dar tik ketvirtadienis. Tai jo, bet tai jau čia daug blogiau nebus, o ne, Tadai? Jo. Gerai. Labai kaip pasisekė. Gerai. Kiek valandų jau? Jaučiu pusę 11, ne. Jaučiu 10 valandų ir 4 minučių. Kur žinai? Spėju. Gerai geografijos išėjo, 10. Bet ten laikrodis šis. O tai kada jau variklis bus? Nu, sakė pusę 11. Gražvai, pakelk, varyk. Terapijos kojas gal. Zaibys, ačiū. Ta paletė gal. Kaip Gražvai, gerai? Labai gerai. Labai gerai. Labas rytas. Saulė šviečia, treniruotis kviečia. Emilis padės suvedimą. Karočią te keikėsi dėl tos vandens pompos. Pasauliu. Tai sako, davai gal, kad ramiau būtų, dedam naują ir viską. Ar gerai? Gerai? Ja. Daug, kad atjungiam, paleidžiam fryzą. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, boats till we bubble up. Undercover, they don't know. Raimon, gal tu vien Gražvai. Bėga, Kristi, ble. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, boats till we bubble up. Undercover, they don't know. O, nepagau. O. Viskas gerai. Jeigu paspausit like, share, subscribe, nusiųsit savo mamai, močiutei, kad pažiūrėtų, tėčiui irgi galit, Tadas bus greitesnis per 1 sekundę. Praeitą videko. Paspaudėt, sutaisėt mašiną, va šitą mašiną. Ačiū jums.
Mes nugalėsim. Hey guys, Chris Fix here, and today I'm going to show you how to properly diagnose and replace a bad battery in your car or truck. Now, itself is bad, or do you have another... Šiandien darėm labai daug važiavimų, buvo net 8 sesijos. Panašu, kad dėl didelio kiekio ir dėl platesnių trajektorijų reikėjo daryti tikrai daug suvedimų. Tikrai labai daug, bet panašu diena eina į pabaigą ir varom ilsėtis. Šeštadienis, pradėsim kvalifikacijos ir lenktynių dieną. Pažiūrėsim, kaip seksis. Nedaug entuziazmo atrodo, ne? Aš noriu namoje. Oh shit, here we go again. Du dalykai yra dėsningi, tai yra variklių keitimas ir lietus etapo metu. OBD2 skin. So an OBD2 All good. Neatrodo. All good. Viskas bus gerai. Važiuosim, darysim. Prasideda kvalifikacija šeštadienį, visą laiką būdavo penktadienį. Tai pastatytos mašinos yra priekyje, kadangi oras labai keičiasi, tai lašnuoja, tai nelašnuoja. Tai būnant priekyje, tu visą laiką turėsi pranašumą, nes ant sausesnės trasos važiuosi, jeigu pradės lyti. Va išvažiavo jau gražuoliai. Nuogi, tu matai? Valis Emiliniai padarė. Ugniau, ką padarė? Vakar geriausiai suto savo blindėjų. Bravo! Bet maladės, šaunuolė. Šaunelė. Minimą? Nepilna diskė, man atrodo. Algirdas įsimiegojęs bairių. Pirmas. Ir dar krapnoja minimaliai. Kas pirmas? Algirduks ir vėl. O ką per užsienį sakė Mantui? Tai pabandėm dar pavažiuoti, pasakiau skirtumus kvalifikacijoje, kiek trūksta, pabandėm dar pavažiuoti vieną ratą, bet truputėlį padaugėjo lietaus kiekio ir viskas. Nieko bus įdomesnės lenktynės, iš tikrųjų nėra blogai, nes kvala yra viena dalis lenktynės, kita panašu lis. Tai čia šiandien kvalifikacija buvo turbūt tik sudėti taškelius po visų treniruočių intensyvių, o lenktynėse jau bus kitaip. Aš specialiai nesakiau, kad turbiną įdėjom dar vieną. Ne, mane Mantas ištempė. Jis mane motyvuoja. Matosi, nama gerai motyvuoja. Kur čia pavargęs? Ruoškitės Lietuvai. Could last forever. Every moment I'm with you feels like heaven. If I said this is love, would you feel better? Better? Would you feel better?
Matysim Kačerginėje, Liepos gale. O Estijos etapas uždarytas. Įdomu bus sužinot, ar kitame etape keisime variklį. Nesvarbu, kuriai mašinai, gali būti ir Magnumas. Jeigu keisime, tai eina na jau.